turi būti įdomi visiems, turi būti argumentuota kalba, turi būti naudojami įvairūs šaltiniai, mintis pagrįstos. Kaip ir daugmaž viskas. Sėkmės, Laimonai. Sveiki. Knygos. Ar teko kada nors pagalvoti, ką mums duoda knygos? Man pačiam iškilo šitas klausimas. Aš kadangi dirbu knygyne, tai man puikiai galimybė teko, kad galėjau paklausti žmonių, kągi jums duoda knygos. Vieni žmonės man atsakė, kad man patinka skaityti knygas, kai grįžtu iš darbo, tai padeda man atsipalaiduoti. Vieni sakė, kad man patinka skaityti knygas, nes man suteikia adrenalino, trileriai, detektyvai, galiu panaudoti savo vaizduotę. Tai suteikia man dalykų, kuriuos aš negaliu patirti gyvenime. Kiti sako, kad man patinka skaityti knygas dėl informacijos. Kiti, kad dar man patinka mokintis iš knygų. Man taip pat patinka skaityti knygas. Tai vienas iš pagrindinių mano laiko užsiėmimo, kuris turi didelę reikšmę mano gyvenime. Bet taip anksčiau nebuvo. Jeigu man kas nors prieš 4 metus būtų pasakę, kad Laimonai, tu dirbsi knygyne, skaitysi knygas, aš tam žmogui būčiau pasakęs, atleisk, mielasis, bet tu išsikrasti iš proto. Bet matot, kaip yra taip. Bet kur buvo tas lūžis? Kur įvyko taip, kad aš pradėjau skaityti knygas? Buvo taip, kad baigęs mokyklą, įstojau į specialybę, kuri man paprasčiausiai nepatiko. Vaikščiau paskaitos, kurios netinka man, ir galiausiai nusprendžiau jas nutraukti. Kai nutraukiau tas studijas, grįžau gyventi pas tėvus ir buvo toks labai keistas jausmas viduje, kad jaučiausi toks kaip ir nevykėlis, jau galima tai pasakyti. Tai pradėjau ieškoti, kaip sakyt, kodėl vieni žmonės gyvena gerai, kodėl kiti džiaugiasi gyvenimu, kodėl kiti ne. Ir benaršant internete užtaikiau vieną motyvacinį video. Ir ten kalbėjo žymus aktorius Vilas Smitas. Jisai pasakė, kad jam didelį įtaką gyvenimą padarė perskaityta knyga. Ir kad jis iki šiol dar skaito jas. Tai galvoju, papa, jeigu jisai skaito knygas, kodėl man nepamėginti? Jisai paminėjo vienos knygos vardą, kurios aš neminėsiu dabar. Ir aš taip pat perskaičiau ją. Ir idėjos, kurios buvo toje knygoje parašytos, kardinaliai pakeitė mano visą požiūrį tiek į mane, tiek į gyvenimą, tiek į sprendimus, kuriuos aš priėmiau. Ir galvoju, papa, reikia ir man pradėti keistis. Ir iki šiol knygos tapo viena iš pagrindinių mano veiklų. Kągi duoda tos knygos? Knygos yra idėjos, kurias tu gali pritaikyti, gali panaudoti. Knygos suteikia žmonėms įkvėpimo ir veikia. Tai padarė būtent ir man. Kas keisčiausia, kad ir pats Dievas sukūrė knygą, kurioje knygoje yra 66 knygos. Čia gal kažkoks sutapimas, nežinau. Aš taip pat manau, kad knygos yra vienas iš galingiausių žmonijos išradimų. Todėl, kad žmogus skyręs 30 metų ar 20 metų